Juk mes visi žinome įžymų youtuberį vardu Edvis. Jisai turi virš 100 000 prenumeratorių. Bet aš noriu vieną problemą apie tai pasakyti. Kad jo turinys laikui bėgant pasikeitė į mėšlą. Tai nėra asmeninė ataka, tai kritiška analizė krypties, kuria šis kanalas nuėjo, remiantis tuo, ką žiūrovai gali aiškiai pastebėti. Edvio kanalas neišaugo atsitiktinai. Ankstesniais metais jo turinys buvo įdomesnis, labiau apgalvotas ir atrodė, kad į jį buvo įdedama realių pastangų. Vaizdo įrašai turėjo aiškesnės idėjas, daugiau struktūros ir daugiau asmeniškumo. Dėl to žmonės ir prenumeravo šį kanalą, nes jiems patiko, kaip jie žaidė žaidimus ir kaip komentavo. Laikui bėgant, kanalo turinys pastebimai pasikeitė. Įkėlimų tapo daugiau, tačiau patys vaizdo įrašai tapo vis labiau pasikartojantys. Jis vien pavagia daug paveikslių, kodėl vaizdo įrašų valgino MrBeast'o nuo kitų lietuviškų youtuberių. Daugelis dabartinių vaizdo įrašų atrodo beveik vienodi tą pačią formą. Tas pats tempas, tas pats stilius, nepriklausomai nuo žaidimo. Vaizdo įrašai nebeatrodo kaip atskiri projektai. Jie atrodo pakeičiami vienas kitur. Kas vieną dieną jį nufilmuoja video, kitą dieną išleidžia juos. Dabartinėme Edvis turinyje matomi bruožai, būdingi algoritmui pritaikytam turiniui. Sekimas tendencijomis vietoje originalių idėjų. Pasikartojantys pavadinimai ir miniatūros, skirtos tik paspaudimams. Pervėdos reakcijos ir greitas tempas, milžiniškas veikimas, siekiant išlaikyti žiūrėjimo laiką. Šie sprendimai labiau orientuoti į rezultatus ir statistiką, o ne į turinio kokybę. Dabartinis turinio stilius aiškiai orientuotas į jaunesnę auditoriją. Supaprastintas humoras, garsios reakcijos ir nuolatinė simuliacija veikia vaikams, kurie greitai spaudžia ir ilgiau žiūri. Tai yra efektyvų monetizacijos požiūrių, tačiau dažnai kainuoja kūrybiškumą ir gylį. Daugelis ilgamečių žiūrovų mano, kad Edvis nebekuria vaizdo įrašus iš noro ar susidomėjimo, o todėl, kad tai finansiškai naudinga. Uždirbti iš YouTube'ų nėra blogai, tačiau jei pinigai tampa pagrindiniu tikslu, turinio kokybė dažniausiai nukenčia. Ir būtent taip šią situaciją vertina nemaža dalis auditorijos, kai žmonės Edvis turinį vadina šlamštu ar turinio fabriko tipu, jie neturi omeny, kad kanalas yra netikras ar automatizuotas. Jie turi omeny, kad turinys atrodo masiškai gaminamas, kūrybiškumo pagytė efektyvumas, kiekis savo svarbesnis už kokybę. Ši kritika atsirado lyginant senesnius ir naujesnius vaizdo įrašus. Kai vienas didesnių lietuviškų žaidimų kanalų, Edvis darė įtaką. Kai žemo pastangų lygio, didelės apimtys, turinys yra sėkmingas, jis formuoja standartą, kuris skatina kartojimą, o ne kūrybą. Tai apsunkina situaciją mažesniems kūrėjams, bandantiems daryti ką nors kitaip. Kokia yra šio vaizdo įrašo išvada? Edvis anksčiau buvo geresnis YouTube kūrėjas, ne dėl nostalgijos, o dėl to, kad pats kūrėjas buvo geresnis. Šiandien kanalas atrodo labiau prisitaikytas pinigų uždirbimui ir algoritmo reikalavimams.
o ne prasmingam ar kūrybiškam žaidimo turiniui. Ar tai pasikeis, priklauso nuo kūrėjo. Ir nuo to, ar žiūrovai toliau palaikys šį kryptį. Nes jisai pats prasčiausias YouTube konteris. Sveiki visi! Ačiū, kad žiūrėjote šitą vaizdo įrašą. Ačiū jums! Paspauskite like and subscribe mygtuką už daug pinigų! Yeah!